Sveikinamės pirmadienį iš Ispanijos, netoli Esteponos miestelio. Ir galiu pasakyti, ką šiandien planuojame daryti. Tai pirmas, kadangi mes jau atsikėlėme, papusryčiavome, tai reikia nusidengti langus ir judėti į parduotuvę. Viena gal įdomesnė informacija, kas nebuvę esate Ispanijoje, tai sekmadieniais didžioji dalis parduotuvių nedirba. Tuomet, kuomet mes apsiperkam, dažniausiai penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, jeigu ką keliaujame ir nesilankome, dėl to jau pirmadienį arba bent antradienį jau reikia apsilankyti parduotuvę, papildyti tiek vandens atsargas, tiek maisto ir tiek visų kitų dalykų. Antras dalykas, mes vis dar neradom dušo. Apsiprausėme tik tai, kaip sakant, namų sąlygomis autobuse ir esmė tame, kad pietuose pastebėjau per Parfornaitę, pavyzdžiui, nėra tiek daug degalinių arba tokių viešų vietų, kur būtų galima nueiti dušų sumokės tinkamą pinigų sumą. Reikia tada jau ieškoti kempingų. Tai dėl to mes jau ir radom kempingą. Kas įdomiausia, kad jisai yra už kelių kilometrų nuo mūsų nakvynės vietos. Tai biškai šiek tiek daugiau papasakosime jau tenai būdami vietoje, parodydami skalbyklės, dušo, tualeto išpilimo vietas bei kaip atrodo pats gyvenimas kempinge. Aišku, mes nesame labai profesionalai arba ekspertai kempingų, nes per visą gyvenimą vienos rankos tik skaičiuotume, kiek esam buvę kempinguose, bet kiekvienas kempingas vis kažkokia kitokia, kaip sakykime, aplinka. Dėl ko paties parkingo nefilmavome, kadangi, nežinau, ar matosi jums ar ne per aprasojusį langą priekinį, bet miegojame tokioje gatvelėje, ten toliau yra paplūdimys. Čianais yra, nereikia pradarinėti, matosi, upelis ir taip kemperiai stovi išilgai eilėje. Ir kadangi, kaip ir sakiau, kempingo vietų vis mažiau, tokių, sakykime, nemokamų, dėl to mes jau šitą vietą radome ne pagal Parfornaitę, bet tiesiog aš žiūrėjau paplūdimyje per palidovinės nuotraukas, kur galima yra kažkoks žemės plotelis, kur galima pastatyti automobilį. Ir pamačiau per palidovo nuotraukas, kad vienam lopinėlį stovėjo nemažai kemperių. Todėl mes ir atsiradome čianais. Bet aišku, tą pačią situaciją pasinaudojo, manau, ir ne vienas kemperis, kadangi dabar nematau kiek tiesiai į priekį, bet yra jų nemažai. Dar mačiau per Instagramo trendus, vadinkime, ar kaip nors pavadinkime, reelsus, kad žmonės naudoja Kercherio langų valytuvą, norėdami nuvalyti aprasojimą. Bet galvoju, blemba. Pirkti vien Kercherio langų valytuvą dėl to, kad aprasoja langai šiek tiek autobuse, tai čia išpindėjimas, jeigu vadinkime. Tiesiog paimi škurlį, nuvalai, aišku, langas ne pats fainiausias, bet matosi. O paskui bevažiuojant į Žius, tiesiog čia Ispanija, ne šiaurė kokios nors Europos. Važiuojame į Mercadoną ir jau prasideda pirmosios problemos. Kadangi dabar yra pirmadienis, matyt visi yra išsibaigę maisto produktus, važiuoja į parduotuvę ir neberandam mes kur pasistatyti savo mašinytės. Tai dabar važiuojam, ieškom, nes prie pat parduotuvės tai ten be šansų pasistatyti, tai dabar mąstom, gal pasistatysim netoliese. Šiaip labai pasisekė, apvažiavom ratą aplink parduotuvę ir čia pirmai nebuvo vietos, o dabar atsirado ir labai nemažai. Tai pagaliau pasistatėme ir judėsime į Mercadoną. Apsipirkome parduotuvį, kaip ir Gabė sakė, tai tikrai taip ir atrodė ir viduje, kad pilno žmonių, realiai visos netgi kasos dirba, ką mes jau labai seniai matėme. Tai įtarėme, kad taip, po savaitgalio žmonės tiesiog nebuvo apsipirkę jau ir pirmadienį tiesių taikinių parduotuvių. Bet mes irgi jau apsipirkome, realiai mūsų pirkinių krepšelio vidutinė suma būna apie 40-50 eurų, ten sudaro jogurtas, kiaušiniai, šiek tiek ir saldumynų kokių kaip spurgos ir mėsos ir panašiai. Bet per daug tai nerodysime, nes įtarėme gal ir per daug neįdomu. O dabar trauksime link kempingo, pagal navigaciją rodo, kad iki jo važiuoti yra 8 minutės. Problema tame, kad nusprendėme mes apie kempingą tik tai vakar vakare, galėjom aišku iš anksto pasidomėti ir netgi rezervacijos formą pateikti per svetainę, bet nepadarėm ir tikėsimės, kad per daug žmonių jame nebus. Štai ir prasideda. Ko aš vis dar nesutvarkau ir ne vieną kartą Ispanijoje buvo, tai dar nenufilmuodavome, kad akumuliatorius pliusas ir minusas, kažkuris vienas iš jų turi prastą kontaktą. Tai va dabar norint kurti variklį, tiesiog nėra jokios masės. Dėl to reikia atsidaryti kapotą, pajudinti klemas, gnybtus vadinkime akumuliatoriaus ir tada viskas vėl gerai. Pradžioje pirmą kartą buvo baisu, dabar jau viskas aišku, tame problemas.
Tikimės, aišku, kad tik tokios problemos ir yra. Jo, pirmą kartą tai labai išsigandom. Nu, tiksliau, aš labiau išsigandau, ne Tomas. Nes galvojau, vėl prasideda nesąmonės, reikės ieškoti, kur tvarkyti, reikės ieškoti nakvynės vietos ir vėl bus daug problemų. Na, bet viskas baigėsi gerai, Tomas ten kažką pakrapštė ir mes nuvažiavome toliau. Dabar žiūrėsim, kas vėl bus. Ir matau, laikas jau atsirado skydelio, kuros siurblis suveikė ir viskas veikia. Atvykome į kempingą, kurio pavadinimas yra Grigorijo Beach. Šiaip iš išorės atrodo aplinka visai nebloga, visai gražu viskas. Tai Tomas dabar nuėjo susižinoti informacijos, nupirkti vietą ir šią naktį pasiliksime čia. Grįžau iš receptiono, tai pasakė, kad čia vietų nėra. Čia, pavyzdžiui, kur mes dabar esame prie įvažiavimo irgi negalima likti. Nebent tik tai, jeigu norėtume už 5 eurus, galime atvažiuoti, išsipilti viską iš autobusų, tai yra tualetas ir nešvarus vanduo, jeigu turėtume kokį nors. Ir viskas. Tai laisva vieta yra tik tai rytoj. Dėl to dabar su Gabija mes tarėmės, ką geriau daryti, kur likti nakvoti ir ar ieškoti kito kempingo ar čia būti. Tai va. Pakalbėjom su Gabija ir nusprendėme, kad rytojaus nelaukiame čia nais, nes vėl vieną dieną vien pralaukti šiandien, kad rytojaus ir paskui visada rytojų gaišti. Tai geriau važiuojame į kitą kempingą, radom už 8 km ir jeigu, už 5 km. Ir jeigu tenai nebus vietos, nu ką padarysi, teks tada čia nais sugrįžti. Bet jeigu čia nebūtų vietos, vėl blogai. Ai, nu žodžiu, važiuojam pirmą tenai, ten bus vieta, būname, nebūna, grįžtame čia nais. Na ką, bandome antrą variantą, atvažiavome į kitą kempingą. Jisai čia įsikūręs tokioj gal nekokioj vietoj, čia medžiai aplinkui, krūmai. Bet mes mašiną pasilikome netoli jo, nes negalėjome tenais atvažiuoti. Tai tiesiog dabar Tomas vėl nuėjo klausti, ar turi vietų, tai labai tikimės, kad jau dabar turės. Grįžtu su geromis naujienomis, gavome čianai vietą. Va, kaip tik dar patvirtinantis lapelis, tai nakvynė kainavo 29,80 €. Patys vietą galėjome pasirinkti, nes mačiau dar tikrai ne viena buvo, bet tokios nelabai jos, kaip sakykime, fainos, nebent kemperiai, kurie turi tos užvažiavimus, kad galėtų išsilygiuoti savo parkingo vietą. Taip pat įskaičiuota elektra, nors mums tai nėra naudinga, kadangi mūsų autobusiukas neturi tos razetės, vadinkime, kad galėtume pasijungti. Ir ką, tiek. Dabar važiuojame į vidų, pasiparkuosime ir eisime savo darytis buities reikalus. Skalbtis, praustis, pasiparkuoti gražiai ir paskui pažiūrėti pagal orą, gal kažką ir normalesnio nuveikti, pasivaikščioti po miestelį ir panašiai. Bet matome, kad kai kurie vietiniai jau, neaišku, jums nesimato dar, va, per kokias pievas brenda norint daeiti iki jūros. Aš kažkaip manau, kad turėtų būti geresnis daėjimas. Važiavim mašinas. Minimarketas. O kaip tu žinosi, kur? Aš norėjau važiuoti kur tą vietą, man reikia važiuoti iki pat galo, žiūriu, kur eismas eina. Čia baseinas. Sakė, kad nus apie baseiną. Prisiparkavom savo vietoj, paskui mes eidami link dušų, skalbyklių ir visą kitą detaliau papasakosime. Tik tai vienas dar dalykas, niuansas, kas mums aktualiau, pavyzdžiui, keliaujant užsienyje, tai yra interneto ryšys. Čia, pavyzdžiui, dabar pažiūrėjau mūsų tą lapelį, tiek pat ir klausė pačio receptiono, administracijos, va teisingai lietuviškas žodis, tai jie Wi-Fi'aus neturi čionais. Kai kurie kempingai turi, nes įsimetame, pavyzdžiui, norime mum įkelti vlogą, reikia 4 GB. Ir šiuo atveju mano jau bitės internetas pasibaigė, kadangi aš turėjau užsienyje 40 GB, mes jau tą sunaudojame ir sakiau kitą per eSIM. eSIM kainavo, neklystų, 40 GB, 35 €. Nu, kas ganėtinai brangu, bet kuomet reikia dirbti ir įkelti tiesiog turinį, toliau darbus daryti, svetainės kokias koreguoti, tai nėra kur dingti. Tai va, galime tą darbiškai atsižvelgti, kad taškas po taško tarsi sudaro tokia suma kelionės, vadinkime. Išėjome į kempingą pasivaikščioti, kad parodyti jums mažą, kaip kas atrodo. Tai va, kaip atrodo visos tos eilės, kur stovima su kemperiais ir man buvo galima nueiti ir pasirinkti, kurią noriu vietą. Tai šiuo atveju pasirinkau būti gale, tenai tokia nuošalesnė kampelis, dėl to žymiai paprasčiau, nes aišku yra ir va dar tokių, kaip sakykime, kišenėlių, kur galima pasistatyti, bet irgi. Paskui galbėjo įvaryti ir matote, čia nelabai lygiai dar yra, kur stovėti. Dar vienas dalykas, kurį mes skaitėme
atsiliepimuose, kad čia yra baseinas ir jisai šildomas, tačiau dėl techninių priežasčių šiuo momentu jisai neveikia. Kaip mes įtarėme, kad pavyzdžiui, čia tiesiog gražiai pasako, kad šiuo momentu nenori jo leisti, nes finansiškai neapsimoka. Nes esmė tame, kadangi mažai žmonių, tai įsivaizduoju visiems, jo išlaikymas, priežiūra kainuoja. Ir jisai tiesiog tiek neatsiperka. Dėl to parašo, kad jisai šiuo momentu turi techninių nesklandumų ir juos kažkaip tvarko. Nors viduje žmonių jokių nėra. Tai va. Ir dar, kaip sakiau, kiti kemperiai gali išsikelti. Tiesiog ant tokių virbalų, vos ne kaip sportinės mašinas lenktynėse, pasikelia ir išsilygioja. Mandrai. Grįžome šiek tiek pasivaikščioti iš parkingo. Dabar radome, kurioje vietoje yra tualetai, bet nefilmavome. Skalbengės, tai paskui viską padarysime vienu momentu. Dabar, kadangi mes esame kempinge, nėra kur skubėti, tai šiek tiek prisimenu, kad galima sutvarkyti autobuse vieną minusą. Kadangi pas mus yra padarytos, kaip ir sakykime, autobusų standartinis grindys, ant jų dėti yra tokie tašai ir ant tų tašų uždėtos OSB plokštės, ant kurių pritvirtintas kabėmis linoleumas, tai dabar patraukius kilimėlį, kuris džiovinasi ir pamatėme, kad jau kai kurios kabės yra atšokusios. Dėl to, kad mes patys nesusižalotume, mūsų šuns kojytės irgi nesusižalotų, reikia labiau pritvirtinti tą patį linoleumą bei tas kabės. Dėl to dabar ieškau, ar turiu knediklį. Kabių segiklį, o jeigu ne, tai tiesiog keliais medvaršiais bus 1, 2, 3 ir viso. Matau, kadangi knediklio neturiu, tai teks prisukti su medvaršiais. Nu va, ir viskas. Nes va, kaip ir sakiau, čia yra pagrindas mūsų autobuso, grindys originalios. Čia yra tašai padaryti, kad tiesiog sudėliota, prie ko būtų tvirtinti šitos OSB plokštės ir ant viršaus yra linoleumas. Ai, nebijokite, aš per daug ir negailėjau dabar, kadangi po technikinės jau čia reikės arba jį keisti, arba daryti kokį nors kitą sprendimą vietojo, kadangi jis mėgsta biškį jau garankščiuotis. Aišku, gal ne visai tvarkingai ir išpjauta, gal biškį remiasi tą pusę, tačiau ne visai faina, bet labai praktiška. Esu dušo kabinai. Štai taip viskas atrodo. Čia viskas matosi, iki tas dušo kabinas. O čia pats dušas. Žiūrėkit. Paspaudu jungtuką. Ir štai tai bėga vanduo. Ir jisai tiesiog po kiek laiko nustoja bėgti ir vėl reikia paspausti mygtuką. Tai reiškia, jeigu tu nori normaliai praustis, tu turi pastoviai laikyti šitą mygtuką ir tada gali praustis. Kitas dalykas, šitas dušas yra gal biškiai aukščiau negu mano ūgis. Tai reiškia, jeigu aš noriu normaliai nusiprausti, aš turiu pakišti galvą šitą dušo galvote, susilenkti ir tada galiu praustis. Manęs kaip mokat pasirinkti, kad irgi negali, tiesiog yra vienas mygtukas. Tai vanduo realiai bėga, tai šaltas, tai karštas. Nepasakyčiau, kad labai šilta. Na, bet geriau negu nieko. Matosi, bet ant toliau yra kabliukai. Tai vat ant jų dar galima pasigabinti daiktus. Bet šiaip tai kažko svarbaus ir brangaus tai geriau čia nesinešti, nes kažkaip nelabai saugiai atrodo. Tai va tokie tie dušai. Šiaip viskas tvarkinga, nieko negaliu pasakyti. Išvalyta, išplauta, šiukšlių nėra. Tai va štai taip atrodo patys dušai. Sakyčiau, ganėtinai neblogai. Nors ir tos man keistai atrodo durelės, kuomet pilnai nedengia, sakykime, matosi galva ir kojos, bet nieko tokio dėl to. Tačiau pati tvarka, pati, kaip sakykime, higiena tikrai nėra bloga ir duočiau kokius 9 iš 10. Na, aišku, įsivaizduoju, kur 5 žvaigždučių tie kempikai, tai ten viskas blizgėti blizga, bet mums pilnai užtenka už tokią kainą. O dabar sulaukiu Gabijos ir paskui mes eisime iki skalbyklos. Apsižiūrėjom, yra 2 skalbimo mašinos ir 1 džiovinimo, yra apmokama, yra žetonas. Tai va tiek. Kadangi su Gabija sutvarkėme visus namų ruošos darbus, pavakarieniavom, gal tiesiog papietavome dar, kadangi 4 valandos pirma buvo, ir dabar išėjome į pajūrį. Pajūris
Biškai toks, kaip sakykime, keblesnis patekimas iš kempingo, nes reikia tokiais ratais kvadratais pavaikščioti, bet kuomet mes būname tokiuose kempinguose arba kartais įsinuomojame nakvynės kokią nors vietą per bookingą, bent tada galime patyrinėti miestelį. Ir žinote, kai pravažiuojate, tai netrodo tiek gražių vietų yra, nes matosi vien arba šiukšlės, arba remontai. Tačiau, kai nuklysi visokiausiais keliukais, vis pamatai kažkokias nors įdomesnės vietelės. Pavyzdžiui, Ispanija labai populiarus padėlis, netgi buvo čia visa tokia aikštė, kur yra net 8 kortai. Bei yra padarytas toksai gražus pėsčiųjų takelis, kaip matote, su apšvietimais, kur galima netgi nueiti bent per Google Mapsus, kaip matėme, iki jūros. Tai mūsų tikslas yra tiesiog pasivaikščioti pajūryje, kol dar yra šviesu, kadangi mes jau buvom likę netoliese. Praeitą naktį mes jau vaikštinėjome vienoje vietoje, bet per daug nefilmavome, o dabar nusprendėme kartu ir pafilmuoti, bei jum parodyti. Aišku, dauguma pajūrių tų takelių yra, kaip sakykime, panašus, bet kartu ir savotiškai gražus ir visiems išskirtiniai. Todėl pasimatome pajūryje. Ir štai, mes jau esam pajūryje, kaip matote už manęs. Čia toliau yra tas takelis, kuriuo ir eisime pasivaikščioti ir paskui parodysiu, kokio gražumo jisai yra. Nes mes su Gabija vis kartais dvejojame, ar mums reikia pasiimti dviračius ar ne, nes viena problema, kad mūsų autobusiukas neturi nei kablio, ant kurio galėtume išdėti jau turimus dviračio laikiklius, arba reikėtų papildomai įsigyti laikiklį ant galinių durų, kurio įprasta mikroautobusams, bet irgi jie kainuoja 300–400 eurų ir paskui pagalvojame, kiek būtų galimybių tuos dviračius ir išnaudoti. Tai mūsų asmeninė nuomonė, patogiausia būtų tokiuose miesteliuose, nes puikiai paliktume autobusiukę ir važiuotume iš vieno galo į kitą, apvažinėtume kiekvieną taškelį ir grįžtume atgal. Kiti važiuoja su dviračiais elektriniais, pavyzdžiui, ir įsimala į kalnus, bet mes su Gabija, kuomet nesam tokie ekstremalai ant tokio dalyko, tai galvotume, mums pilnai pakaktų miestelių. Ir šiaip matosi, kad dabar čia dar nėra pagrindinis sezonas, kadangi, kaip matote, yra tokie apartamentai, kiek žiūrėjom, jie yra nuomojami ir tik tai 1, 2 ar 3 asmenys yra juose kokio nors, nes visur kitur užtraukti langai. Ir taip pat praėjome dar netgi tokias kaip wow rezidencijos, kur irgi tiesiog baseinas yra prileistas vandens, tačiau visos, kaip sakykime, žaliosios užtrauktos ir kiek matome pagal žalės būklę, niekas nėra jo šienavęs bent 1 mėnesį. Ir taip, čianai žalė, auga lapai, visa kita, kai kur net ir matosi, kad nudžiūvė. Tai mes ir su Gabija kalbame, ar dar čia užsilikę nuo žiemos, ar tiesiog nuo sausros jau jie sužaliavo ir nudžiūvo. Pasivaikščiojome pajūryje, realiai per daug paskui daugiau ką nebuvo ir filmuoti. Taip pat nusprendėme, kad jau laikas traukti atgal link kempingo, nes saulė leidžiasi, vėsta. Ir kažkaip ant kalno kitoj pusėje miesto kabo toksai labai nemalonus debesis. Ką pasimokėme dar irgi, kad ne visą laiką reikia pasitikėti orų prognozėmis, kadangi nors rodo saulė, tai gali būti lietaus, o jeigu rodo lietų, gali būti ir saulės. Taip yra dažniausiai su kalnais. O dabar mes ką? Traukiame link nakvynės vietos, savo kempingo, dar pasigaminsime vakarienę, padirbėsime ir eisime miegoti. Ir ką dar su Gabija aš pakalbu, tai aš Gabija pasityčia iš manęs, nes aš sakiau Lietuvoje būdamas, o Ispanijoje varysiu, bėgiosiu vos ne kiekvieną dieną. Tai tą savo tikslą nelabai gaunasi gyventi, visų pirma dėl to, kad ne visą laiką turime kur nusiprausti ir dėl to labai greitai sueitų mano švarūs drabužiai. Tačiau kiekvieną dieną, kadangi nešiojam laikrodį, pasižiūrime, kiek per dieną vidutiniškai nueiname. Pavyzdžiui, šiandien, būdami ryte vienam nakvynės vietai, parduotuvėje ir va dabar šiek tiek pasivaikščiodami turime apie 13–14 km, kas nėra blogai. Tai sakyčiau visiems, dienos kalorijos susidegina ir šiaip ir tai pasivaikščiant. Ir šiaip maloniau gal netgi, nes asmeniškai bėgant aš mirčiau ir nieko gero nepamatyčiau. O žygiuojant, pasivaikščiojant, vis pamatai kažką naujo, papoilsiauji, pafilmuoji vlogą ir taip prastumi dieną. Tai va tiek. Gerą dieną. Mes jau ruošiamės išvažiuoti iš kempingo. Aišku, dar papusryčiavome, pasinaudojom dar teikiamais dušo privalumais ir tualeto. Ir dabar judėsime jau į kitą savo nakvynės vietą. Tai nebebus kempingas, o tiesiog rasta per Park for Night vieta. Ir jinai randasi netoliese vieno žygio maršruto. Jau Gabija anksčiau apie jį domėjosi ir jisai buvo ganėtinai populiarus. Aš dar per All Trades programėlę pasižiūrėjau. Tai va, planas vykti tenai. Dabar pavadinimą tiksliai nepamenu, tai kai visą laiką čia parašau to aplinkinio miestelio pavadinimą, o kuomet žygiuosime, tai jau parodysime ir patį maršrutą, bei kaip jisai vadinasi. Ir kadangi mes važiuojame į tokį
Kėdainių dydžio, Šilalės dydžio miestelį, jau ir paliekam didmiesčius, dėl to labai svarbu dar užsipilti kuro, nes niekada negali žinoti, kur gali nuvažiuoti ir niekada nežinosi, kokia degalinė atidaryta arba tuo labiau kokios joje kainos. Tai labai ačiū, kas komentavote po mūsų praeitų Instagramo reelsų, tikrai nemažai buvo ir naudingų patarimų, taip pat ačiū, kas primėtė dar iš anksčiau, kurio net programėlę buvom pamiršę, tai vadinama Gas All ir esmė tame, joje galima Ispanijoje pažiūrėti, kokios yra kuro kainos atitinkamose degalinėse. Veizas pastebėjau pas mane, pavyzdžiui, kartais rodo tas kainas, kartais nerodo. Pavyzdžiui, Malagos apylinkėse Marbėjos man kažkodėl kainų nerodo Veizas. Dėl to pažiūrėjau per tą Gas All programėlę ir bent pamačiau, kad nuo mūsų kempingo už 7 km randasi degalinė, kurios pavadinimą dabar nepamenu, bet paskui Gabė nufilmuos, kai mes jau atvažiuosime, kad kuro kaina yra 1,50 €. Kai apylinkėse kitų degalinių kuro kainų vidurkis yra apie 1,65 €, 1,70 €. Pastebėjom, kad čia pietuose kuras brangesnis negu šiaurės, spėju dėl turizmo ir visų prabangių miestų ir rajonų. Užsipilsim kuro, čia nieks netėjo padėti užpilt, tai užsipilsim patys. Kiek užsipylėm, kiek sumokėjom? Bendrai su energetiniu gėrimu 53 €, o kiek užsipylėme, dėja, nepamenu. Liuks, bet turbūt važiuosim visą savaitę dabar. Kaip pilnas bakas buvo šiek tiek daugiau negu pusė, taip pats tas dabar. Norėjau pasakyti, kad šita problema jau kartojasi ir šiandien antrą kartą. Vėl reikia pajudinti ten kažkokius tai dalykėlius, kad galėtume važiuoti, nes vėl neužsikuriam. Jau atsibosta man tas dalykas, kuomet reikia susitvarkyti tą akumuliatorių, nes vis neprisiruošiu. Tai dabar prisiruoši. Bet dabar jau nakvynės vietoj prižadus tiek savo, tiek Gabė, tiek jum, kad jau tvarkysiu, jeigu oras geras bus. Sakyk. Kas dar biški keista ir nelabai man patinka, kuomet Ispanijoje, kai toksai normalus kelias, vadinkime, nėra greitėjimo juostos. Tiesiog yra stopas ir jeigu, sakykime, esi su autobusu, tai tada jau turi labai įsivertinti, tada gali tilpti. Pavyzdžiui, greitos mašinos matau, jom jokių problemų, ar pas jos kaip realiai stopas egzistuoja teoriškai, bet jie ne visą laiką jo ir laikosi praktiškai. Tiesiog yra stopas ir rieda, gal sadeda ir nuvažiuoja. O aš kažkaip dar įpratinu, žinai, iš Lietuvos atvažiavę esame iš savo krašto, tai tiesiog jeigu taisyklės yra, tiesiog laikytis. Jie labai džiaugiuosi ir gal net ir faina, kad labai atsipalaidavę ant tokių dalykų. Atvykom į savo nakvynės vietą. Štai kaip jinai atrodo, labai faina, kad yra padaryta, kad pilna yra soliukų ir ne vien soliukų, bet galima ir pasikepti kažką ant grotelių. Ir dar, kaip mačiau per Fortnite atsilipimus, kažkur yra vandens galima pasipildyti bei tualetas. Tai per daug mes dar nieko neieškojame, mes metame radome tik tai dabar lygią vietą, kur būtų galima pasiparkuoti, nes, kaip matote, labai nelygus toks, kaip sakykime, reljefas šito parkingo. Va, yra dar vienas autobusiukas tenai už akmens, kur irgi pasiparkavęs, tai tikimės, kad per daug žmonių šią naktį ir nebus. O rytoj žygio maršrutas mūsų yra viršuje. Gerai, kad nevažiavome, nes realiai čia tik tai už kelių kilometrų jis randasi, bet matote, viršuje yra debesėlių. Pats oras nors ir saulėta, bet jau yra vėsesnis, negu mes buvome apačioje. Dabar pagal laikrodį rodo, kad mes esame 800 kažkur plius minus metro aukšte, tai jaučiasim. Rytoj, manau, būsime kažkur apie 1 kilometrą. Ir dar ką reikia padaryti, ką pirmą žadėjau, tai sutvarkyti autobuso akumuliatorių, nes šitas minusas. Viskas gerai, bet viduj pliusas yra, kurį reikia karts nuo karto pajudinti, kad būtų galima užkurti, kitaip dingsta masė. Tai dabar biškai palauksiu, kuomet variklis atvės, nes teko važiuoti ganėtinai stačiais keliukais ir jaučiasi ganėtinis ir iššilo. Tai nesinori biškai apsivilti ranko, nes labai nepatogu, tas pliusas yra labai giliau ir užlendantis ten toksai. Tai kuomet aš įkroviau šią žiemą į Lietuvą, tai buvo problemų jį vien ištraukti ir pajungti krauti normaliai.
Sprendžiant pagal kiek teko užsukti tą varžtą, tai įsivaizduoju, aš akumuliatorių įdėjau pakrovės, užmečiau tiesiog tą gnybtą ir realiai net nepritvirtinau, nes realiai jaučiu galėčiau jį tiesiog nukelti laisvai ir tiek. Tai dėl to ir keldavo tokias problemas, kuomet kiekvieną kartą sustojus norint užkurti, tiesiog nebūdavo masės, reikėdavo pajudinti tą gnybtus ir viskas gerai būdavo. Matau laidai, viskas kaip ir gerai. Nes irgi dar būdavo viena problema, kuomet šio autobuso buvau pastatę po praeitos Ispanijos, dar aš kaip pavažinėjom praeitą vasarą Lietuvoje ir palikau jį rudens sezonui, žiemą jau sode Klone. Ir atvykus jau pasižiūrėti ir užkurti jį, pamačiau, kad mano, kur buvo LED baro laidai, jie apvynioti buvo balta izoliacija. Va, kaip matote, tenai šone toliau, kadangi LED baras pas mane veikia nuo distancinio pultelio, ne nuo ilgų šviesų. Atskira sistema yra, bet esmė tame ta, kad buvo nugraužti pelių arba žiurkių. Tai teko iš naujo vėl juos izoliuoti. Ir labai bijojau, kad maža ką nebūtų padariusios pelė, žiurkės ar dar kažkokių problemų papildomų, kadangi taip pat ir autobuso viduje buvo, kaip žinote, roletų ten tie karoliukai, ne karoliukai, kur galima pakelti arba nuleisti tą šniuriuką su tais žirneliais. Tai vienas bagažinėje irgi buvo nugraužtas, bet daugiau problemų nieko nematėme. Ir tik tai vienintelis dvi vietos, tai buvo LED baro laidas ir gale roleto, nežinau kaip pavadinti, supratate, apie ką turiu omenyje. Gerą vakarą, mes padirbėjome jau realiai 11 nakties vakaro, nežinau kaip pavadinsim, nepagadinsim. Ir kadangi mes jau esame apie 1 kilometro aukštyje, tai vakarai vėl vėsesni. Aišku, ne lietuviškai vėsus, nes dabar šiuo momentu Lietuvoje, man atrodo, yra -10, -8 kažkur šalčio, o pas mus yra apie 5-6 šilumos. Todėl Webasto dirba jau pilnu pajėgumu. Nustatę esame, kad į saloną pūstų šiltą vėją. Aišku, būtų šiek tiek patogiau, kad šildytuvas stovėtų kur nors per vidurį autobuso, o ne iš priekinės panelės grotelių pūstų, nes tada automatiškai geriau paskirstytų visą šilumą. Nes dabar, kuomet sėdži vairuotojo sėdynėje, tai yra ganėtinai šilta. Gabė, kur sėdi, tai dar šilta pakankamai, tačiau jeigu būnant gale, jau darosi vėsiau. Tai čia, kaip galima sakyti, dar galbūt vienas patobulinimo variantas ateityje. Na, niekada negali žinoti, o gal pilnai ir užtenka šitos Webasto, bet esmė tame, kadangi jinai yra šlapioji ir kuomet jinai veikia, tai jinai šildo kartu ir variklį, tai automatiškai jinai sunaudoja daugiau kuro, negu tiesiog būtų kokia nors papildoma kinietiška, kurią užpili tik tai dizeliu į tą bakelį vadinamą ir iš jo naudojama tik tai šildymui oro, jau ne pačio variklio dar. Tai dar reikės mūsų keturkojį augintinį išvesti lauką ir parodysime, kaip mūsų nakvynės vieta atrodo tamsoje. Gal kai kuriam ir, sakykime, atrodo nejauku, kuomet mes būnam vieni, gal 2-3 kemperiai, bet mes su Gabe kalbame, kad jau būdami tokiuose nuošaliuose vietose jaučiamės saugesni, negu būdami miesto didesniuose parkinguose. Aišku, nei vienoje, nei kitoje atveju nieko nebuvo, bet tiesiog, kuomet mažiau gyventojų, mažiau civilizacijos ir aplinkui supa tik tai maži ūkininkų kaimeliai, miesteliai, tai jaučiamės ganėtinai saugiai. Dar aišku, kitą patobulinimą, kokio reikia, tai būtent šitoje vietoje, kur yra tas roletas, kadangi ant visų šoninių langų yra jie gamikliniai, kuomet patys susiskleidžia. O čia šitas yra toksai iš depo nukainotas, kur irgi turėjo toksai būti savaime suskleidžiantis, bet spėjau dėl to, kadangi defektuotas ir jis net dėl to taip ir neveikia. Ką, einam? Pažiūrėsim, kiek laukia šilumos ir teoriškai, ir praktiškai. Šiaip rodė 8. O pažiūrėsim, kiek iš tikrųjų. Pirmiausia, reikia apsižiūrėti, ar nieks neatėjo šalia autobusų. Galime eiti saugu. Štai mūsų nakvynės vieta, kaip atrodo jinai tamsoje. Čia tas namelis toks, kur buvo, nežinau, turizmo centras. Čia mūsų autobusas. Čia Gabė, kurios nematote tamsoje. Ir tenai toliau, šiek tiek matosi šviesuma, tai ten yra artimiausias miestelis. O štai čia mūsų keturkojis augintinis, uždedam jam tokį iš AliExpreso ant kakliuko, kad matytume bent kur jisai tamsoje šmirinėja.
Šiaip visoka visai, visoka. Bet ką norėjau pasakyti, naktis šiaip buvo giedra, o dabar atsirado debesų, tai realiai esam paskendę debesyse. Nežinau, ar matosi, gal nesimato tamsoj. O šiaip čia esam vieni, o tenais kitoj pusėje stovi dar keli kemperiai. Bet, sakykime, čia tokia biškė atokesnė jų vieta. Tai tiek šiam vakarui ir pasimatome rytoj ryte. Iki. Atvykome mes į savo žygio maršrutą. Oras toks įdomes vadinkime. Parkingo vietoje dar buvo saulutė, šilta, vos ne su bliuzonu. Galima vaikštinėti čia biškį pavažiavus kelis kilometrus dar aukščiau. Aukščiau tai atstumo atžvilgiu, ne aukščio nuo jūros lygio. Tai pasidarė žymiai vėsiau. Tai bet nesvarbu, apsirengėme tinkamą aprangą, tikėsimės ir po truputį traukiam į maršrutą. Per Google Maps pasidomėjome, kad yra žemiau keli parkingai, kur mes ir palikom savo autobusiuką. O jau toks vėjas. Ir yra vienas aukščiau, bet tenai įdomiai rašo, nes nėra pastovaus grafiko, kada dirba tas turizmų centras, kada ne. Nes gali būti jau pilna mašina ir autobuso, o gali būti tuščia ir uždaryta. Nes aukščiau dar pavažiavus matėme yra šlagbaumas, tai nežinome, ar jų uždaro, kuomet yra kelias nepravažiavimas, pavyzdžiui, dėl sniego, kokios nors akmenų griūties, ar tiesiog kuomet nedirba tas centras. Tai pagrindė maršrutas yra apie 3 km valiname, tą, kur mes žygiuosime, kuris vadinasi čia pačia kaip parašau. Bet pats nuėjimas nuo parkingo iki tos vietos, man atrodo, yra dar papildomai 3 km į vieną pusę. Čia plius minus įtariu, tai bet dabar nusinulinau laikrodyje atstumą ir galtinai galėsiu pasakyti paskui. Tačiau šis maršrutas yra ganėtinai populiarus, kadangi per All3 programėlę buvo ir lietuviški komentarai, ir ne vienas. Ir kiek supratome, žmonės, kurie atvažiuoja į Malagą su savo transportu, tiksliau atskrenda lėktuvu ir paskui sunuomoja transportą, tikrai mėgsta aplankyti būtent šį žygį. Bevaikštant dar ir draugų daugiau sutinkame, kurios vakar naktį girdėjome. Aišku, mūsų keturkojų augintinį tai naujiena ir jisai norėtų jas pavaikyti, bet negalima, visi šunys turi būti pririšti ant šio tako, arba bent kuomet yra jau gyvūnų, tai tikrai. Ir bent su ką kalbame, kad dabar lipdami nuo parkingo šitą maršrutą, ir bent pažiūrėjau, kaip šitas ir tas, kur pagrindinis jo ėjimo, šitas turbūt sudėtingesnis, nes čia yra nemenkas sukilimas. O tenai bus, man atrodo, tik tai apie 100 metrų bendrai paėmus. Išlindome su Gabija iš kalnų keliuko ir mūsų, kaip sakyt, diskutavimas pasitvirtino, kadangi keliuke sutikome tik tai vieną žygiojančią prancūzų porelę ir tai įsivaizduojame, kad neatėjo iš šito kempingo, kur mes esame tiesiai. Ir, kaip matote, pilna transporto priemonių. Pirma, Gabija dar klausė, kodėl mes čia nevažiavome, o pasistatėme žemiau, tai pirma, aš nelabai norėjau eiti siauresniu keliuku. Važiuoti siauresniu keliuku ir paskui mažą ką žiūrėti, kaip apsilenkti, kaip visa kita. Tačiau kartu irgi paskaičius komentarus mačiau, kad šitas kempingas tampa įdienojus pilnas. Prisipildo pilno kemperių, pilno autobusų, tai kaip matote. Yra ir tokių sunkiasvorių kemperių, ir jau pažymėta, kad negalima parkuotis, įsivaizduoju, pagal ten tas, kaip sakykime, koliukus. Va ir autobusų pilno ir tiesiog pilna lengvųjų mašinų. Ir dabar žiūriu, kur mums žygiuoti, nes telefone nulinis ryšys. Tai yra geltonas ir žalias trailas, tai mes eisime per geltoną, kuris truks 2 valandas ir esmė tame čia tik tai realiai mažiau nei 3 km. Tai realiai, jeigu netingite, galite pakilti viršų, pražygiuoti lengvai ir grįžti namo. Nes matai pavadėlinu. Gerai, judam tada. Pabaigėme savo žygį. Esmė tame, jeigu esate apylinkėse, tikrai apsilankykite, nes vis įdomu pamatyti kitokią gamtą, kuri nelabai tipinė Ispanijai šitoj vietoje. Tačiau mūsų rekomendacija su Gabija paskui padiskutavome, kad geriau apsilankyti, kaip vadinasi ta viršūnė? Kaip jinai ten tiksliai vadinasi? Tai va, Gabija priminė, kur mes buvom praeitą Ispaniją.
tai vadinasi Pico de la Concha, jinai randasi netoli prie Marbėjos. Mes esame padarę kaip tik video, tai čia viršai pamatysite išnašą, kur galite apie tai pasižiūrėti, tai jinai gal buvo 3 kartus gražesnė negu čia. Bet, kuomet mes vėl traukiame link savo parkingo, tai net su Gabi diskutuojame, kad šitie vaizdai yra gražesni negu tenais. Ir čia nei vieno turisto. Jau atėjo vakaras, atvažiavome mes link jūros. Šitoj vietoje mes pradėjome šitą esamą vlogą, bet aišku, tada neparodžiau per daug jos pačios lokacijos, nes nesakyčiau, kad jinai yra ypatinga. Po mane vienoj pusėje už manęs yra upelis toksai, ten už manęs yra tiesiog laukai tokie apleisti, o tenai toliau yra jūra. Ką pastebėjome dar čianai pajūryje, būtent šitame ruože labai populiaru yra pasivaikščiojimai, prajodinėjimai arkliais. Čia, kaip supratome, jau yra vienas iš savininkų, kadangi su šuniuku laksto. Ir vakarė dėl įdomumo žiūrėjau statistiką YouTube ir Instagramo, kiek procentaliai mus žiūri vyrai ir moteris. Tai nustebino, kad 85% žiūrinčiųjų yra vyrai. Dėl to nusprendžiau, kad galbūt ir YouTube užduosiu klausimą, kuris man jau neduoda ramybės ne vienerius metus, tai kas liečia mūsų autobusiuką. Nors ir mūsų autobusiukas yra praktiškos spalvos baltas, tačiau jame jau yra pasilupinėjęs lakas. Apačioje, kaip matote, šiek tiek jau rudelės lenda. Jisai pats visas yra aplipdytas dar tokiais lipdukais iš Danijos, kuomet atvyko. Taip pat ir, nežinau ar matosi ar ne, kad ant durelių yra likusios, kaip sakykime, saulės nublukimo žymės. Taip pat galas jau tikrai nesimpatiškai atrodo, bei aplinkui arkas jau irgi lenda rudelės. Dar nėra labai tragedija, tačiau jau prasideda. Todėl, kadangi ateina jau autobuso technikinis pabaiga, kaip ateina, dar metai liko, bet visiems po truputį reikia užžiūrėtis, kas kur kaip ką. Dėl to norisi visas dalykus sutvarkyti. Tai pirmas mano klausimas būtų, gal turite ką rekomenduoti, kas galėtų sutvarkyti rudeles. Nesakau, kad visas reikia, nes šitas kai kurias paviršutiniškas jau ant kėbulo viršaus galiu ir pats. Tačiau pagrinde aktualiausiai yra slenkščiai ir apačioje, kadangi kažkada buvau palindęs, jau matosi, kur galima mažai pirštą ir įkišti. Dėl to nesinori, kad daugiau visą tai tas židinys plistų. Ir aš ieškau ne tai, kas sutvarkys pigiau, bet norisi tiesiog kokybiškai, kad parodai žmogui atvažiavęs, pasako taip, geriau darom taip ir tiesiog tada palieku tą automobilį su tartu laiku, ne tai, kad esu girdėjęs istoriją, kuomet nuvažiuoju pas kebulistą tvarkyti, jisai galiausiai sako, jo, sutvarkysiu ir paskui galiausiai autobusas stovi 1 mėnesį, 2 mėnesį, 3 mėnesį. Nesinori taip, geriau norisi, kad tiesiog mes žinome, kada galima jau, pavyzdžiui, kad priimtai sutvarkyti, nuvarome, ramiai paliekame, sutvarko, sumokame ir atsiimame. Antrasis dalykas, su kuo dar irgi tas susijęs pirmasis, tai esmė tame, kadangi visien bus virinami slenkščiai apačia, tai reikės dažyti. Tai aš ne vieną kartą domėjusi ir ne vienerius metus, tai aišku, tas visą tai likdavo YouTube'ės video peržiūrėjimais, kokiais nors minimaliais formų paskaitimas, tai dažymas Raptor dažais. Kiek domėjausi, Raptor dažai pagrindė buvo sukurti dažant pick-upų bedlinerį, nežinau kaip lietuviškai net įsireiškti tą dalyką, kaip vadinasi, tai atsiprašau už tą dalyką. Bet dauguma žmonių, ypač kas turi offroadinius kokius nors džipukus, tai dažosi visą transporto priemonių išorę. Taip pat nemažai yra jau ir YouTube video, kuomet žmonės dažosi savo kemperiukus, autobusiukus ir panašiai. Ir kiek pažiūrėjau video, tai atrodo visą tai ganėtinai paprasta. Tačiau, kai pakalbėjau su keliais pažįstamais, kurie užsijama automobilių dažymais, tai sako, vos ne tai dalykas sudėtingesnis negu tiesiog paprastas automobilio dažymas. Tai yra gruntavimas, dažymas ir lakavimas. Tai norėjau jūsų paklausti, gal kažkam teko susidurti realiai pirmo asmeniu su to dažymu ir ar tikrai yra sudėtingas tas dalykas. Ir antras, mačiau galima 2 būdais dažyti. Tai vienas įsinomavus kompresorių arba įsigijus ir kartu su pulverizatoriumi. Ir antras dalykas su voleliu. Taip, domėjausi, kad su voleliu gaunasi išeiga mažesnė. Esmė tame, kad reikėtų vos ne 1% daugiau dažų dažant su voleliu, tačiau, kadangi aš dažyčiau pats, ir su Gabės pagalba norėtųsi, tai dėl to būtų žymiai, galvoju, paprasčiau negu pirkti kompresorį arba nuomotis, o čia būtų galima su 2 voleliais, autobusą vienas vieną pusę, kitas kitą pusę. Bet, aišku, savaime suprantama, kad pasišalinus visas rūdis, sutepus rūdžius su rišėju, užpakliaus, išlyginus įvairius nelygumus, kuriuo atsirado dar, aišku, ir taip su mūsų vairavimu, nes paskui parodysiu dar, kas buvo vienas niuansas Marbėjoje.
Ir esmė tame tada jau pasirengus visą autobusą, vienas galėtų vieną pusę dažyti su voleliu, kitas galėtų kitą pusę dažyti su voleliu. Tai va. Ir dėl to sunku tai palyginti ir galvoju, kadangi nemažai vyrų žiūri, tai galbūt galėtumėte ir atsakyti savo nuomonę, savo patarimais, kaip geriau daryti, nes svarbiausias dalykas, nesinori labai daug investuoti į jį, tačiau kas liečia rudis, norisi tą tvarkingai pasidaryti, o kas liečia dažus, kad norėtume savomis rankomis, nes kartu norėtųsi ir nufilmuoti visą tą dalyką, nes taip, savame suprantama, sumoki pinigus, nuvarai, gražiai nudažo ir nereikia vargti. Tačiau, manau, šiuo atveju galima mums būtų patiems kažkiek sutaupyti tą besidarant. O kur minėjau, kas dar atsirado dėl mūsų kalties, tai aš kuomet vykau pas klientą filmuoti, nepastebėjau, kad medis, kuris, šiaip normaliai auga taip, tai ten šaka buvo tokia įsikišusi į šoną. Dėl to per veidrodėlį nesimatė ir atsirėmė. Tai norėtųsi šitą dar išpakliuoti, susitvarkyti. Pasižiūrėti, gal čia kažką įmanoma biškį padaryti su durimis, nes matote, kad yra išlinkimas. Aišku, gali per daug jau žiūrėti tokius dalykus ir net nieko nesitvarkyčiau, tačiau norisi jau bent pasišalinti būsimus rudžių užuomazgos židinėlius. Kaip ir pamiršau parodyti, kad ir čia nais yra. Ir čia nais yra. Tai va. Tai ačiū labai, kad pražiūrėjote iki pačio galo. Dar būsiu labiau dėkingas, jeigu kažkas bent pasakysite savo nuomonę, gal pačiam teko darytis arba turite bent kokių rekomendacijų, tikrai į viskas išvelgsime. Ir ką? Ačiū, kad žiūrėjote. Kelias dabar artimesnės dienas, manau, padirbėsime vienoje lokacijoje arba keliose. Manau, per daug nefilmuosime. O paskui, kai mes vėl sugalvosim kokių nors naujesnių nuotykių ar veiklų, tai tęsime savo vlogus. Ačiū jums labai tada ir iki kito vlogo.